Japonijos bendrovė besispecializuojanti apsaugos sistemų gamyboje, Sekom turi svarbių naujienų visokio plauko plėšikams ir vagišiams. Dažniau pakelkite akis į dangų, nes jau labai greitai jūs seks bepiločiai skraidantis namų apsaugos įrenginiai. Jie sukurti nuskristi į įsilaužimo vietą ir įamžinti nusikaltėlį. Profesorius Toshiki Imamura apsimeta plėšiku. Į namus pro lauko duris jis patenka pasinaudojęs laužtuvu. Tariamas vagis pats to nežinodamas nepraslydo pro lazerinį detektorių, aktyvavusi bepilotį skraidantį aparatą, o jo apgauti niekaip nepavyks. Profesorius vienas iš bendrovės Sekom gaminamo bepiločio apsaugos kvadrokopterio, sraigtasparnio su 4 sraigtais, kūrėjų ir sumanytojų. Aprūpintas kamera ir jutikliais, leidžiančiai savarankiškai persekioti įtariamą nusikaltėlį, Sekom sukurtas bepilotis skraiduolis, anot bendrovės žvalgybos sistemų laboratorijos vadovo, Tsuneo Kamatsuzaki, gali būti vadinamas namų ir pramonės objektų apsaugos ateitimi. Savo klientams siūlome ir įprastas stebėjimo kameras, tačiau ši naujovė visai kas kita. Praeityje būtų ne vieno apmaudaus atveju, kai stebėjimo kameros užfiksuodavo tik nusikaltėlių nugaras arba jų šešėlius. Tačiau šis skraiduolis juda link tikslo ir sukaupia puikios medžiagos iš geriausio kampo. Šiai kamerai pro akį niekas nepraslysta. Aktyvavus skraiduolį, jis nedelsiant atsiduria incidento vietoje. Jis užprogramuotas skristi ten, kur jutikliai fiksuoja žmogaus judesius vos įėjus į namus. Nusikaltėliai bus šokiruoti, kai jį pamatys, žiūrės kaip į didžiausią stebuklą. Tada kamera ir galės nufilmuoti jų veidus, o tokia vaizdo medžiaga pastebimai padidins šansus nusikaltėlius rasti ir nubausti. Jeigu nusikaltėlis nuspręs sprukti, bepilotis seks iš paskos, siųsdamas vaizdo signalą Sekom specialistams. Bepilotis taip pat gali sekti paskui nusikaltėlio automobilį, pritraukti ir įamžinti jo registracijos numerį. Agresijos atveju skraiduolis geba apsiginti ir pasišalinti iš pavojaus zonos. Kiekvienas toks skraidantis bepilotis robotas bus iš anksto užprogramuotas veikti tik tam tikroje teritorijoje, kuri anot Kamatsuzaki yra pakankamai didelė, kad namai ar biuras būtų saugus, o vagišiai prieš lauždamėsi dar kartą pagalvotų, ar verta rizikuoti.